Jurgita ketvirtadienio vakarą leidžia prie jūros. Žinokit, sėdžiu su draugu ant suoliuko ir kaip čia šilta. Labai retai kada būna prie pačios jūros taip šilta. Vienas laivelis parplaukia, kitas išplaukia. Išplaukia tai pakrančių krenta, tai Aha. neplaukia, tai išmetimo. Koralo tinklas ant galo. Geriu gėrimo, va tokio Body Hydra Slim, kuris turi labai daug naudingų savybių. Visų pirma, tai ką daro, valo toksinus, metalus visus ir stiprina imunitetą. Man tai yra labai svarbu, nes mano organizmas užterštas gan ilgam. Kaip žinote, esu po onkologinės ligos. Ir kiti naudingi dalykai, tai kas suteikia energijos, suteikia ištvermės, kas sportuoja, apsauga kepenytėms nuo riebalų, nuo suriebėjimo, skrandukui, mažina rūgštingumą, su jo pagalba nustojau gerti tas cheminės tabletės, rytais ant tuščio skrandžio reikėdavo gerti, reguliuoja cukraus lygį kraujyje, tinka diabetikams, žarnynui, neleidžia skysčiams kauptis organizme, mažina vidurių pūtimą, slopina apetitą, ypač saldumynams. PMS lengvina, nerviniai sistemai, miegui, odai ir daug kitų naudingų savybių. Galbūt tas ir grožis yra, kad aš naudoju papildus, kurie mane gražina. Tada dar kitus papildus išgėriau Balance, PMS, menopauzei, perinopauzei, karščio pylimus mažina, reguliuoja, normalizuoja hormoninę veiklą, tai gali net ir paaugliai naudoti, nes prisideda prie nervinės sistemos, taip pat miegui, labai geros kapsulės, ypač kas serga PMS, kam sunku skaudžios, tai irgi labai padeda. Na ir dar vieną papildą geriu į savo kompanijos, tai geriamasis kolagenas, kuris prisideda prie odos, plaukų augimo, nagučių stiprinimo, širdies, kraujotakai, kraujagyslėms stiprinti, raumenims, kaulams, sąnariams. Va tokius papildus kiekvieną dieną geriu ir, gal šitie visi papildai ir priduoda to viso man grožio, kurio turiu. Tikrai, jeigu ką domina, parašykit, parekomenduosiu, pakonsultuosiu, konsultacija nemokama ir siunčiam ir į Lietuvą, visur siunčiam, kur jūs ten gyvenat, kur mane žiūrite. Žinau, ar minėjau, šiandien pas mane jau penktadienis, parėjo ką tik siunta parėjo ir čia nusipirkau Celtic druskos. Žinot kodėl? Prancūziška Celtic druska. 100% natūrali, geriam miegui, absorbuoja vandens lygį, kelia, sulaiko drėgmę kūne, ir turi net 82 natūralius vitaminus, yra neperdirbta druska. Žinokit, pasidomėkit pas save, jeigu kažkur galite rytais atsikėlus ant tuščio skranduko paimti žiupsnelį druskos, kiek pareina tarp šių dviejų pirštukų ir po liežuviu pasidėti, kol ištirpsta. Nemalonus jausmas tos druskos, bet žinokit, ką pastebėjau, pirmą dieną buvo bloga, kažkokia keista savijauta. Vakar jau buvo normaliai, nes aš turiu dar į senos, bet nusipirkau priekin. Vakar jau buvo normaliai šitą. Tai bet pastebėjimas, aš geriu papildomai kapsulytės miegui, kurios riebaliuką degina ir dar šitą druską geriau miegoti. Tai labai rekomenduoju. Čia rašo, kad ketvirtadalį arbatinio šaukštelio per dieną naudoti, ką daro, šarmina organizmą, kas yra labai svarbu, ypač jeigu esi po onkologinės, ką tik praėjus chemiją, radioterapijas, naudok Celtic C, kai pamatysi, kiek sustiprinsi savo imunitetą. Nes tai irgi taip pat rašo, kad stiprina imunitetą. Taip pat, jeigu turite odos problemų, oda įsausėjusi, tai kaip aš rekomenduoju, kaip kalbu, jeigu pas tave sausa labai oda, tai pirmačiausia pradėk ją drėkinti iš vidaus. Tai šitas dvi priemonės naudoju, irgi prie to prisideda, kad
jaučiuosi labai gerai. Aš anksčiau, kai pradėjau naudoti, aš nežinojau, kad reikia laikyti po liežuviu. Tiesiog aš irgi pasikabindavau ant pirštų, užsidėdavau ir nugerdavau. O šiaip tai, žinokit, su tokia druska ir maistą gaminkitės, švariausia, geriausia druska. Ir kas svarbiausia, žinot, kodėl jinai yra švariausia, jinai nėra perdirbta. Kaip dabar mums pardavinėja perdirbta chemijos pridėtos druskos, ne, nuo ko žmonės stunka. Neatsidaro. Come on. Nesvarbu, kitam kartą padarysiu. Jinai turi tokią pilką spalvą jos, pilką spalvą. Va, tai va tokie pirkiniai. Tokia viena. Ai, dar norėjau pakalbėti apie angelus. Vakar prieš miegą pasiklausiau įrašo, aišku, YouTube'e rusų kalba ir, apie pačius angelus. Apie pačius angelus aš jau žinojau iš anksčiau, tik tai dar gal pilnai nebuvau įsitikinus, ar jie iš tikrųjų egzistuoja, bet kai permąsčiau savo gyvenimo įvykius, supratau, kad jie iš tikrųjų egzistuoja ir jie padeda. Kiekvienas mes turime po angelą sargą. Jų gali būti ten ir daugiau, 10 ir 15, bet vieną pagrindinį mes turime, kuris nuolatos mus saugo. Jis visada šalia mūsų, įsivaizduoju, šalia tave stovi kažkur tai. Ir, pavyzdžiui, kaip aš pajaučiu, kad yra pas mane angelas sargas, aš kartais kažką darau, labai užsijėmusi, labai susikaupusi ir iš niekur nieko man per petį pakšpakšt, atsisuku, nieko nėra. Galvodavau, kad gal kokia namų dvasia. Pasirodo, tai yra angelas. Gyvenime, kiek turėjau įvykių, irgi dabar supratau, kad mane išgelbėjo angelas. Turiu stiprų angelą sargą, kuris tikrai mane saugo. Ir šiandien ryte atsikėlusi, man su Urban Retreat paskutiniu metu nelabai sekasi ir galvoju, ką man daryti, angelė sargė, padėk man, aš noriu padėti žmonėms, tu padėk man. Padėkojau ir pamiršau. Ir sėdėjau tik tokia, kažkokiame live sėdėjau, žiūrėjau, ten kažką tai klausiausi. Ir iš niekur nieko, mane pakėlė nuo kėdės, nusintė į apačią, apkabinau sūnų, pasakiau, tu šaunuolis, aš tave myliu, tavim didžiuojuosi, tau viskas pasiseks. Grįžau į antrą aukštą, nuėjau pas dukrą į kambarį, ją apkabinau, pabučiavau, paskui esi šaunuolė, tau viskas pasiseks. Aišku, vaikai tokie buvo labai nustebę, nes aš nemoku rodyti jausmų. Bus koks įvykis, gal kai bus labai džiaugsmingas įvykis, gal aš pašakinėsiu iš to džiaugsmo, bet kitais atvejais aš nemoku rodyti jausmų. Pas mane viduje ir širdis, ir verkia, ir rėkia, ir klykia, ir džiaugiasi, ir šypsosi, bet fiziškai aš išreikšti jų nemoku. Ir kai vaikam tai padariau šiandien, jie buvo labai nustebę, girdėjau, po to aš šnekėjau, vau, mama, kokia nuostabi mūsų, kokia šaunuolė, labai mus nustebino. Ir tai supratau, kad tai mane pastumėjo angelas tą padaryti. Pradėti veiksmus nuo šeimos narių. Draugas trumpam įbėgo į namus piniginės, pas jums pribėgau, duok man puškį, duok, būtinai. Ko anksčiau to nedarydavau. Tai vat, ar turėjusit kažkokių panašių įvykių, kad tave angelas sargas išgelbėtų? Žinokit, nori tikėkit, nori ne, bet šeštadienėlis pasirgyta. Draugas pjausto svogūną. Verdam bulves. Darysim vertų bulvių cepelinus. Pamačiau Facebook'e, kaip pasidalino, taip skaniai atrodo ir aš taip užsimaniau, nors aš virtų bulvių cepelinus, kiek mama darydavo, man nelabai patikdavo, dabar darysiu pati. Žiūrėsiu, ar pavyks gamyba, nes iš tikrųjų krakmolo reikia dėti į tą masę, nelabai daug turiu, bet tikiuosi, kad pavyks, ne, mums pavyks? Pavyks, tai pavyks, nepavyks. O tai kur dėsim, jeigu nepavyks? Jodai tuos. Ne, kepsim į blynus. Kepsim į blynus. Bulvinis blynus. Virtų bulvių blynai bus. Jeigu nepavyks. Bet finger cross turi pavykti, ne? Žemaitiški blynai bus. Žemaitiški blynai bus, jo. Na. Virtų bulvių cepelinai. Alkio piliulės, kitaip vadinasi. Ir kaip? Normaliai? Va. Pavyko. Pirmas bandymas ir pavyko. Pirmas bandymas. Čia aš. Skanaus. Kitas sekmadieniais esu visiškai viena namuose. Ne viena, su šuniu. Ir su tušu pasitašiusi, nerealiu. Tušas, kuris ilgina, tankina blakstienas, suteikia dirbtinių blakstienų efektą ir su vitaminais, kurie maitina, stiprina blakstienas, skatina jų augimą. Tinka net jautriausioms akytėms. Visai gražiai atrodo akys, ne? Jo. Ir vakar beje noriu pasidalinti ir su tavimi. Vakar YouTube'e radau vieną įdomų dokumentinį filmą, kurio trukmė net 8 valandos. Tiesiog ten sunku apibūdinti, papasakoti, ten geriau pasižiūrėti. Rusų kalba, The Impact, kaip pasakyti,
Kaipgi lietuviškai verčiasi. Ai, žodžiu, info dėžutėje aš pasidalinsiu nuorodą, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti vietoj žinių. Tiesiog pažiūrėti tą dokumentinį filmą, nes mane tai lengvai truputį sukrėtė šokadą tokį lengvą. O dabar išgersiu balans kapsulytės, kurios reguliuoja, normalizuoja hormonus. Tai tinka ir PMS, kas turi, ir menopauzę, perinopauzę, karščio pylimai, prastas miegas naktimis. Žodžiu, viskam prisideda, tiek gali tiek moterys visos naudot, merginos, kurios esat negimdžiusios, sunkios menstruacijos, drąsiai galite pirkti, nes pastebėjimas tas, savo panoms duodavau išgerti ir sako, mam, po 10-15 minučių nuėmė visus skausmus, įsivaizduoji. Ir vyrai, ir paaugliai tiesiog, jeigu su hormonais yra prastai. Va. Hormoninis papildas. Girdžiu, draugas grįžo, man atrodo, tai einu pažiūrėti. Jau girdžiu, arbatinukas ūžė. Jau pripuolė prie arbatinuko. Einu pažiūrėti, kad čia parėjo. Labą dieną. Bučkinuose? Ką? Jau davai? Pasiėmiau. Pasimkit moterys pačios, jeigu ko neduoda antrą puselę. Vyrelis, mylušis draugas ir panašiai. Kaip sekėsi? Ką? Ką? Nu ir sekmadienis. Kuo prastas sekmadienis? Garsiau kalbė. Prastas. Garsiau kalbė. Kuom prastas? Roleriai. Na tai koks tavo skirtumas? Čia man reikėjo kas su kokiais su Giedrimu. Jurga Laukus. Ko? Gėdamas su Tai kalbėk su Driu, sakyk, už tokius dalykus turėtų būti daug didesnė. Tai aš galėčiau šuotis vis tiek pašauks. Skunka niekas daugiau nesusišė. Alkanas, ane? 12 valandų Cepelinų svajoja. Galvoju, kaip Cepelinas parvažiavęs valgys, ar ne? Molas, tu gali patylėti, aš dabar kalbu su kamera. Eik ir kalbėk į savo kambarį, kiek tik nori su kamera. Kodėl aš čia negaliu kalbėti? Ir vėl atvirkštiniai triusikai. O kaip ne, atvirkštinį šviesą buvau užsivertę. Pasižiūrėk! Išsivertė tik tai. Nu tai miegantis kokį nori. Tai priekį, tai užpakalį priekį apsimauna. Esu savikritikė. Kai savęs iš šono nematau, aš sakau, kad esu labai stora. Bet kai pamatau iš tolo nuotraukas, per veidrodį atsistoju, aš sakau tokį, aš esu liekna. Žodžiu, savikritikė, esu didžiulė. Tokia savikritikė, kad ojojoj. Bet aš atėjau, ne savęs dabar kritikuoti, bet avižinės košės pasidaryti valgyti noriu. Savimila? Aha. Tu irgi. A ne? Kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Per kurią vietą aš savimila? Per visas. Oi, только не надо, а? Ko čia ieškai? Ką pasidėjęs? O ką pasidėjai? Tablečių. Tablečių? Su maistu. Su maistu. Papildų. Papildų. Au! Tabletę pamečiu kartą. O gerai, buvo Dievas yra. Iha. Labai jautri kaukė. Come on, kažkoks yra judesio daviklis, kuris įjungia kaukę. Negaliu ant kelių laikyti. Pirmadieniais plaunu savo plaukučius. Taip, į savaitę tik vieną kartą. Į savaitę tik vieną kartą. Naudoju savo kompanijos plaukų priežiūros produktus. Tai plaukų šampūną, kuris yra be sulfatų, be parabenų, nenuplauna reikiamų vitaminų nuo plaukų, stabdo slinkimą, stiprina plaukučius ir kondicionierius kaukė, kuri taip pat maitina drėkina plauką, kiekvieną plauką, stiprina šaknis, stabdo slinkimą, skatina augimą, irgi taip pat be sulfatų, be parabenų, šitas dvi priemonės naudoju. Plaukai, tai žinokit, auga kaip ant mėlių, dar geriu kolageną, tai išvy, žinokit, kaip man trumpiaplaukiai, mėgstančiai trumpus plaukus ir kai jie greitai auga, tai biškiai ir erzina, bet, aš tiesiog nesu susikoncentravusi ties plaukais. Ir pastebėjimas tas, sako, kad mūsų mintys labai daug ką viską įtakoja. Ir aš palaipsniui po truputį baigiu įtikėti, kad tikrai tiesa, nes kur tu susikoncentruoji, ten gaunasi priešingai. Ir dar esat girdėję priešingą mintis, sakykime, kaip yra toks pasakymas, aš bijau ten to, ir vyksta, ne, sakykime, išeini į gatvę, aš šiandien nenoriu susitikti to žmogaus ir tu sutinki.
O čia va yra priešingos minties efektas. Tai ir jeigu tas pats ir su plaukais, jeigu tu galvoji, nori gražių plaukų, bet jie kaip tik sustoja augti, slenka, krenta ir visa kita. Tai nežinau. Nu, kažkas tokio, žodžiu. Pirmadienis pas mane toks. O dabar ruošiuosi ir tiesa dar įsijungiau vieną filmą žiūrėti, dabar nebeatsimenu pavadinimo, bet pasakysiu prisiminusi vėliau. Su filmu. Jeigu, ar žinote ar ne, nes filmuose mums parodo, kas bus ateityje. Tai dabar žiūriu tokį filmą, kaip žmonės dingsta. Yra jisai YouTube'e, žinokit, tik tai rusų kalba, jeigu norit žiūrėti. Kaip dingsta žmonės. Kaip dingsta žmonės ir žmonės dingsta tie, kurie labai tiki Dievu. Gal esat matę tik tokį, kaip buvo įrašai įkelti, kaip dingsta žmonės. Kaip dingsta žmonės. Aš tai galvodavau, kad ten fake. Dabar filmas sukurtas. Kaip dingsta žmonės. Irgi taip pat pasakoja, kaip bus viena valstybė, viena sąjunga ir visi mes būsime apjungti į vieną tautą. Kažkoks kosmosas. Žodžiu, va tokį filmą žiūriu. Kodėl man tai reikia pirmadienio ryte žiūrėti? Plaunu linzę, nes dariau įrašą ir netyčia įsipurškiau į akį kondicionieriaus plaukų. Kas mane stebite YouTube'e ir nesekat Instagrame, tai irgi pasekite, ten daugiau dalinuosi, kas yra susijęs su mano produktais, ane, reklamytėm dažniau rodau, tenais daugiau galite pamatyti. Ruošiuosi dienai, užsidėjau ant kakliuko lipo losjono, kitame įraše parodysiu, kaip jį naudoju. Lipo losjonas, kuris degina riebalus per odą, tai užsidėjau ant pagurklio savo, net tas pagurklis pas mane jau nuo vaikystės. Prisiminiau, kaip pamačiau, kad nuo vaikystės turiu, žiūrėdama į nuotraukas, kai man buvo virš 30 jau, ir supratau, kad aš nuo 13 metų, 12 jau turiu pagurklį. Ir pagalvojau, jeigu man išpjautų skydliaukę, nes aš turiu neveiksnę skydliaukę, reikia blemba vaistai gerti. Jeigu man išpjautų, kažin, dingtų tas pagurklis, ne? Nes aš tai iš tikrųjų pati tai nesu, žinokit, stora, nesu bomba. Bet tas pagurklis tai tiesiog mane erzina, tai va įsitepiau losjono į pagurklį, tai reikia pagerti daugiau skysčių, kad greičiau limfa prasivalytų, nes jis pasišalina per limfinę sistemą. Ir užsipurškiau va tokį kondicionierių purškiamą plaukams, kuris suteikia sveiko plauko žvilgesį, padeda formuoti šukuosenas, apsauga nuo karščio, jeigu naudoji vėjelį, žnyplės ar dar kažką. Plius, sakykime, jeigu pas tave tiesus plaukai ir tu nori banguotų plaukų, iš vakaro susipini kasytis ir po valandos 2 ryte jos įsileidžia, ne? Tai šis kondicionierius labai padeda jas išlaikyti ir išlaiko, žinok, maks iki 3 parų. Mano panos išbandžiusios tai net pyzdindavo nuo manęs tą kondicionierių, kai man reikėdavo, aš jau jo tiesiog neberasdavau pas save. Tai va, o aš naudoju. Svarbiausias dalykas, kad neriebalina plaukų, žinokai, blemba, koks geras dalykas, tai ne tas žodis, neriebalina plaukų. Tai va, susiformavau šukuoseną, dabar dar truputį jie drėgni, bet išdžius ir bus labai labai gerai, man labai pagalba, turiu tokius verpetus visokius galvoje, tai labai padeda juos truputį ištiesinti, kad nebūtų tas ragų tų papildomų, žinote, ne. Tai va, nieko, susitvarkiau kambarį, daug reklamų dariau. Žodžiu, tai ką nori pamatyti anksčiau nei įraše, tai tikrai rekomenduoju mane pasiekti Instagrame, ten pamatysi daugiau. Gavau nuo savo kompanijos dovanų lūpų blizgesį, vadinasi Influencer. Man tai patinka. Kad, žinokit, jau baigia ištepti. Jo, mūsų kompanija, žinokit, dalina dovanų, dalina dovanas, perkant nuo 100 ir daugiau. Būna dovanų, na ir konsultantam irgi aišku papildomai dalina, tai vad gal norėtum kažko naujo išbandyti. Jeigu esi drąsi, nebijai savęs parodyti, tai kviečiu pas save į komandą prisijungti, dirbsim kartu. Darbas yra labai paprastas, man paprastas. Rodai save, rodai ką naudoji ir iš to užsidirbi. Tai vad konsultacijos nemokamos. Žmonėms suteikti konsultacijas nemokamas. Ir iš to užsidirbti. Labai labai patinka. Rugpjūčio 5 pas mane šildymas įjungtas. Nuo vakaro įsijungiau šildymą, nes vakar visą dieną pralyjo. Ir smarkiai pralyjo. Šuns bliudelis lauke, kieme paliktas, tai pilnas vandens. Įsivaizduojat, kiek lietus iškrito daug. Labai daug. Aš šiandien, kiek žinau, Lietuvoje lyja, ten ypač pajūry mačiau lyja. Pas mus buvo saulėta, tada užėjo rūkas, tai tikiuosi dar nelyja. Langas už nugaros, bet kas už lango nematau. Užsiėmus, daug reikalų turiu.
Dar ką pamiršau paminėti, aš dar esu prisijungusi prie Skim Chemist Londono, tokios kompanijos, tenais irgi esu kaip influencerė, tik ten, kaip supratau, užsidirbti yra labai sunku, nes kiek yra uždirbta pinigų, man niekas jų neduoda. Nu, žodžiu, neduoda ir nereikia. Ir savaitgalyje sėdint Instagrame išmetė reklamą nemokamai išbandyti kažką. Tik paštas kainavo 5 svarai. Nu, galvoju, jeigu nemokamai duoda, tai kodėl nesinaudoti. Nu ir pasiėmiau. Taip pat ir parėjo dabar ir išlupu kartu su tavimi. Neprisimenu, kas čia buvo, ką aš čia pasiėmiau nemokamai. O, 2% kolageno serumas. Wow, man tokie dalykai patinka. Labai patinka. Dar duoda nemokamai, tai išvys. Išvys. Aišku, ne visada reikia pasitikėti tomis reklamomis, nes esu užsišokusi, pirkau treniruoklį, tipo 45 svarai, nu čia sutikrinau puslapį, atrodo viskas gerai vietoj treniruoklio, žinot, kad parėjo Gucci koinės, tipo alio Gucci koinės, už 5 eurus. Rimtai sakau, žinokit. Va. Toks buteliukas ir išbandysim iš karto. Ir išbandysim. Kodėlgi ne? O, pažiūrėsim, kiek jisai čia yra geras. Bekvapės, kas man labai patinka, kad veido priežiūros priemonės yra bekvapės. Tai, iškart kažką tai pajaučiau, kaip ir dilgčiojimą odoje. Taigi, natūrali sudėtis su sunflowers ir lupin, kažkokiu tai baltų lupin, nežinau, kas tas yra. Bet visai nieko, žinok, visai nieko. Tik nežinau, žinokit, ar Lietuvos. Kokią gaivą jaučiu veide. Oh my god. Gaivumą jaučiu. Jaučiu gaivumą. Marina Collagen veido serumas. Žodžiu. Tai Marina Collagen yra su jūriniu kolagenu, kuris yra vienas iš veiksmingiausių ir papildo šio. Čia 30 dalykų. No. 31, 32. Batai yra. Sakė, čia dar ne viskas. Ne viskas, nes atrodo. Tai čia iš kokio šopo? Atspėk. Šeima. Kaip tu ten atrandi, ką gero? Batai yra. Yra. Tai vadinasi viskas, ne? Ne. Žiūrėkit, kokia dėžė. Sakė, atostogom. Kaip žiūri, tu savo reakcijų parodai. Ne mano. Kad tu esi išpratėjus. Skie. O ką, moterys pasakysiu, kas esat 40+, irgi pirkit pinkinės spalvos drabužis, geriausiai tinka. Pirkit ryškius drabužius, išmeskit juodas spalvas. Ryškius drabužius tik nešiokit, Jėzau. Čia sąrašas, ne? Jesus Christ. Kaip žinai, kokia kono reakcija bus dabar. Aš galvau, kad čia kartą jūs. Ne, dar jam reikia. O, įkėliau vakar vlogą į YouTube ir gavau komentarą. Austėja labai panaši su tavo draugu. Visiškai, sakau, nepanašus. Čia nekurk sąmokslo teorijų. Sako, man panašus. Į tavo draugą? Nu, į Tomą. Tai yra neįmanoma. Neįmanoma, išvis nepanašaus. Visiškai nepanašus. Austėja yra šviesi, nuo gimimo šviesi. Tomukas yra tamsus. Čia jau eisi vakarienės, ne? Gerai, kai kūda žmogus, tai gali viską turėti. Šiaip aš pažiūrėjau. Tik, aišku, tik tai prasitikrink, prasivalyk spintą, kurių drabužių nebenešioji, be gailesčio mesk. Man... Jeigu naujus turi, tai senus reikia išmest. Jo, nes man nepakriks man. Nu, nieko, gero nešiojimo. Dabar reikia įkristi save, pažiūrėti, kas ten. Aš vien tingėčiau dabar renginėtis. Žinok, tingi. Ko nebijau parodyti? Sakys, išpratėjau. Tai tu nerodyk visko, sakyk, biškį nusipirkau. O kitą laikyk paslapty, suknytę, va, pavyzdžiui, laikyk paslapty.
kad pamatytų tada, kai apsirengs, kai būsit atostogose. Aš tai visko nerodau, žinau, kai kartais nusiperku. Ne, aš irgi nevyksta. Tik per šventės, kai apsirengu, ateinu, wow. Tada būna wow reakcija tokia. Palauk, kur gavai? Blet, nusipirkau. Sorry už keiksmažodį. Aš dar vienus batelius pamiršau sakyti. Užsisakiau, žiūriu, baltų batelių nėra. Aš pamiršau, net ką užsisakiau. Nu jo, jaunimas. Sakyt. Kai pagalvojus, aš 20 metų tiek negalėjau pirktis. Plemba pavydo. Būdama 20 metų, aš tiek negalėjau pirktis. Aš žinok, net kainas nenoriu sakyti. Kainos ir nereikia, čia pinigai yra uždirbami. Jo. Pirmadienio vakarą užbaigiau su varškės apkepu. Šįkart kepiau į masę, dėjau migdolų miltų, kiaušinių, lenkiška varškė, cukraus druskos, manai, pienas ir 2 bananus dar tiesą dėjau, sublenderiavus gerai. Turėtų būti skanu, nežinau, nunešiau draugui, tai ko nori grietinės ar uogienės. Tai žiūrėsiu, ką pasirinks. Aš tai lauksiu, kol atvės. Besitvarkant gavau siuntą. Siunta iš Instagram reklamos. Ką perkausi nebeatsimenu. Vadinasi Nalėdė kažkokia. O čia va taip va tokios maišelios pakuota. Vakar išvis nieko nefilmavau, nes tiesiog nebuvo noro filmuoti. Visiškai. Auskariukai. Gerai, kad turiu magnetukus, patikrinsiu, ar geras metalas. Nusipirkau magnetą. Specialiai tikrinti va tokius visokius dalykus, nes kažkada praeityje gavau dovanų ir nunešus į tam tikrą vietą pasakė, kad tai netikras auksas. Įsivaizduoju. Labai mane nuvylė. Antras maišelis. O Jezu, kaip supakuota. Va, istorijos reikės pasidalinti. Nu, žodžiu. Dar vieni auskariukai, perliukai, tipo perliukai, tokie kabantys. Ir atsargai dar pridėta net 2 užsegimai auskariukam. Na tai ir išbandom. Pažiūrėsim, ar tinka prie veido. Žinokit, rimtai aš derinu auskarus, kad man tiktų prie veido. Na. Gražus, ne? O kiti va tokie va su deimantukais. Patinka auskarai, kurie yra priglūdę prie ausių, užneštėjo prie ausies. Čia tokie truputį kabantys. Gražuolė. Jau da. Kalbini? Jisai, jeigu kažko prašo, jeigu jį nežiūri, jisai prieina ir žiopčia, kaip žuvis be vandenio. Tada kažko prašo. Tai kol įsiaiškinam, praeina laiko. Tai ko čia susėdai dabar? Pagulėsi, ne? Joda, atnešk tapkę duosiu skanuko. Atnešk. Na, padėk. Padėk. Good boy. Kas reikia daryti? Teisingai. O labas duosi? Labas. Labas. Joda. Labas. Labas. Viskas, ačiū. Atnešiai. Labas. Labas. High five. Jei. Gold. Up. Set. Gražiai. Gražiai. Yeah. Ai, kaip skaniu. Niam. Ai, gražiai. Gražiai. Tokie stiprus dantys ir net kandi sausainę. Ai, kaip skaniu buvo. Skaniu buvo. Ačiū pasakysi. Ačiū. Ačiū. Duok 5. High five. Yeah. Na, tai lauką nori eit? Nori lauką nait? Pasivaikščiot, prie jūros naiti, prie avelių naiti. Nori pasivaikščiot? Kaip kailis blizga tavo Joda. Sveika šuo. Ketvirtadienis pasirgyta rugpjūčio 8 diena.
Ir dabar sėdžiu ir galvoju, nes jau vakaras pas mane, 8 valandos, pusė 9. Dienos metu, kai vaikštinėjau, neprisirinkau pilnai 10 000 žingsnių. Mano tikslas dienai surinkti 10 000. Trūksta 500 žingsnių. Turiu 9,5 tūkstančių. Ir galvoju, ką padaryti, nes esu jau po dušo, prisitepus lipo losijono, ant riebalų, deginti riebalus, laukia lietus lyja. Ir galvoju, kur man dar ištraukti tuos 500 žingsnių. Va, nieko gero nenuveikiau, žinokit, per ketvirtadienio dieną ritualus atlikinėjau. Man labai daug darbo iš tikrųjų užima filmavimai su kamerom, reklamų darimas, nes pati darau, ką Anglijas pridaro, man nepatinka, tai persidarau savaip. Ir įdomią knygą skaitau. Pavadinimas Šakta, yra 3 dalys. Šakta po žemėm, kur aukštų net 140 ar 150, kaip taip galima iškast. Ir ten žmonės uždaryti. Žinokit, knygos turinys tai grinai kaip dabar, va, kaip mums valdžia meluoja, tai tenai toj šachtoje žmonėms meluoja, kad į lauką išeiti negalima, užterštas oras, minėti, tarpusavėje kalbėtis apie anapusinį pasaulį, kas yra už šachtos, irgi negalima. Nu, žodžiu, žinokit, tokia keista knyga. Nežinau, gal ir skaitėt ar ne, bet man labai keista viskas tenais. Tai va, tos knygos turinys toks yra įdomus ir aš skaitydama jaučiuosi, lyg tai vyktų dabar mūsų realiam gyvenime, lyg tai paimta iš gyvenimo, kad kažkur tai žmonės uždaryti ir jiems viskas meluojama, žetonais atsiskaitimas, kad valgyt gautų, užsidirba žetonais, ką skaičiau, kad žada irgi čia įvesti žmonėms atsiskaitimas, jau tipo Ispanijoje ar kur tai jau vyksta, lyg tai, nu žodžiu. Tada jeigu žmogus nusikalsta, kažką netai padaro, jo nesodina kalėjimą, bet tiesiog išsiunčia į lauką, tipo išvalyti stebėjimo kamerų ir kai išvalo, jį po to nužudo, įvelka į tokį kostiumą, kuris yra užnuodytas ir ten duotas laiko tarpas, sakykime, 20 minučių, po 20 minučių tie nuodai persismelkia per odą ir nužudo. Ir viena mergina pabėgo, ji nevalė tų stebėjimo kamerų, bet jinai tiesiog išėjo ir jinai ėjo, kol prieėjo lavonų laukus. Nu, žinokit, dar naktį draugas knarkė pašoniai, niekaip negalėjau jo nutylit, kad nustotų knart ir dar knygą ir kaip pasakoja, kaip eina per tuos lavonus, tai na kur toks žmogus be užmygsi, siaubas. O kokią tu skaitai dabar knygą? Aš tai žinokit, skaitau 3 knygas. Vienu metu Šakta, tada Naujoji pasaulio tvarka, žmonių atranka, 1 dalį ir skaitau Jūsų pasąmonės galia. 3 knygas skaitau. Multitaskinu, žodžiu. Bet visas po truputį. Šakta skaitau naktį, Naujoji pasaulio tvarka ryte valandai ir pasąmonės galia vakare tik atsigulus į lovą. Kokį pusvalanduką paskaitau. Multitaskinu. O gerai, reikia katinas išleisti lauką, nes perpjausis į mane.